Ar žinote tą jausmą, kai skauda nugarą ar kaklą ir atrodo, kad skausmas niekada visiškai nepraeis? Šiame vaizdo įraše paprastai paaiškinsiu 5 dalykus, 5 disbalansus, kurie gali lemti lėtinį stuburo skausmą. Ir žinoma, pamokysiu pratimų, kaip tai pagerinti namuose. Geriausia tai, kad tau nereikia būti jaunam, lieknam ar labai lankščiam, kad pagerintum savo stuburą tinkamų judesių. Hey, atsikoni gerai. Kai kalbame apie standumą, tai reiškia, kad mūsų stubure yra dalių, kurios tinkamai nejuda. Jos tarsi užstrigusios, tarsi užblokuotos ir mes tai jaučiame laikui bėgant, atrodo, kad trumpėja, kad tai dėl amžiaus. Tačiau mūsų stuburui problema prasideda tada, kai šie blokavimai pradeda versti kitas dalis dirbti, judėti daugiau nei reikia. Mūsų stuburas kompensuoja šį blokavimą, perkraudamas kitas dalis. Kad būtų dar lengviau suprasti, mes turime stuburo dalis, kurias reikia atblokuoti, ir kitas dalis, kurios turi dirbti mažiau. Taip mes subalansuojame, taip lengvai sumažiname skausmą. Dabar mes atliksime pratimus, kad atblokuotume 3 pagrindinius taškus. Mes pagerinsime 3 didžiausius blokavimus, kurie egzistuoja mūsų stubure. Pakalbėkime apie ką nors gero. Eik su manimi. Pirmasis blokavimas yra čia, kur prasideda stuburas, tai yra stuburo viršus. Mes pagerinsime šią sritį paprastu būdu atlikdami malonų tempimą. Jūs patrauksite galvą atgal. Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra smakras žemyn ar smakras aukštyn. Tiesiog tarsi įtrauktumėte veidą. Pabandykite išlaikyti šią poziciją, atlikite šį judesį ir pajuskite, kaip jums sekasi. Patarimas. Jei sunku išlaikyti šią poziciją, padėkite vieną ranką čia, ant smakro, o kitą ranką prilaikykite alkūnę apačioje. Darykite taip, lyg galvotumėte. Pabandykite išlaikyti šią malonę poziciją, pajusite, kaip kaklo stuburas šiek tiek išsitęsia, jis išsitempia. Tai net sukelia tarsi spaudimo sumažėjimo pojūtį. Pabandykite išlaikyti šią poziciją nuo 1 iki 3 minučių. Pabandykite iškvėpti. Ir kiekvieną kartą iškvėpdami atsipalaiduokite. Dar labiau atpalaiduokite pečius. Štai taip. Iškvėpkite, atpalaiduokite pečius. Pirmus kartus galite tai daryti priešais veidrodį, kad pamatytumėte, ar galva negrįžta atgal. Jei grįžta, tiesiog vėl ją vėl grąžinkite. Jei galva grįžta atgal, tiesiog vėl ją patraukite atgal tiek, kiek jums patogu. Kiekvieną kartą iškvėpdami orą dar labiau atpalaiduok pečius. Po truputį ši padėtis taps malonesnė ir suteiks nuostabų pojūtį, nuostabų palengvėjimo ir atsipalaidavimo jausmą tavo kaklui ir kai atleisi, pajusi palengvėjimą visame stubure. Nuo 1 iki 3 minučių. Kai pavargsi, tiesiog sustok. Nesvarbu tiksliai sekti laiką. Antrasis blokas yra mentės srityje. Tai yra kompleksas, kurį vadiname pečių juosta, apimantis pečius, mentę, krūtinės ląstos, stuburą ir šonkaulius. Kad visą tai pagerintume, atliksime lengvą pratimą, tai taip pat yra judesys, malonus tempimas, kurį reikia išlaikyti. Ištiesk rankas, parodyk šį nykščio ženklą ir nelankstydamas alkūnių lėtai judėk. Rodyk nykščius atgal. Pajusi, kaip atsiveria krūtinė. Daryk šį judesį tol, kol pajusi tą malonų jausmą, tarsi rytą, kai tik atsibundi ir išsitiesi. Svarbu, kad čia esmė suglausti mentės atgal. Pažiūrėk į mano mentės. Žiūrėk, tarsi jos liestųsi viena prie kitos, tarsi spaustum jas kartu. Ir vėl lėtas, ramus kvėpavimas, kai iškvėpėte. Pabandyk atpalaiduoti pečius. Leisk pečiams nukristi ant grindų. Nespausk, tiesiog atsipalaiduok. Daryk savo tempu. Taip pat ši pozicija po truputį tampa lengvesnė. Jei reikia, gali daryti mažiau. Jei tempimo jausmas dingsta, gali truputį dar daugiau. Pasilik čia trumpiau šį kartą nuo 30 sekundžių iki minutės. Kai grįžti, ar jauti, kad petys geriau įsitaisęs? Ar jauti, kad esi elegantiškesnis? Ir svarbiausia, ar jauti, kad visas stuburas laisvesnis, labiau atsipalaidavęs, atblokuotas? Būtent tai mes ir darome. Kitas pratimas. Pratimas atliekamas sėdint ir mes pagerinsime apatinę stuburo dalį
kryžkaulį, tai yra paskutinę pagrindinę mūsų stuburo blokavimo vietą. Tau reikės kėdės ir diržo. Apjuosk šiuo diržu kelius. Gali pakelti šiek tiek aukščiau. Štai, uždėk virš kelių. Atsisėsk elegantiškiau, tiesesnė nugara. Lengvas patarimas. Atsisėsk šiek tiek išrietę sėdmenis. Šitaip. Tai pamatysi, kad nugara išsitiesina ir nereikia daug pastangų. Šiek tiek įtempk, tarsi norėtum ištempti diržą, atitraukti kelius. Įdėk šiek tiek jėgos. Pajusi, kaip dirba klubų ir sėdmenų raumenys. Suskaičiuok iki 5. Atsipalaiduok ir judėk nedaug. Šią seką pakartosi 10 kartų. Pirmyn, suskaičiuok iki 5. Pajusk, kaip dirba raumenys. Nereikia persistengti. Atsipalaiduok. Atsipalaiduok, judėk nedaug. Svarbiausias judesys, kurį noriu, kad padarytum, yra šis sukimasis. Nereikia stipriai suktis. Tai tik tam, kad tarsi atblokuotum, padėtum atpalaiduoti kryžkaulį. Kai įdedi jėgos, raumenys atveria sąnarius. Kai atsipalaiduoji, judesys atpalaiduoja, tarsi suteptų sąnarius. Šį judesį atlik 10 kartų. Aš esu priblokšta, šokiruota, Dieve mano. Kitas veiksnys, dėl kurio nugaros skausmas gali tapti lėtiniu, yra raumenų įtampa. Kai šis raumuo arba keli raumenys pradeda kaupti įtampą, tai įvyksta. Tai gali būti dėl sudirgusio nervo, ką mes vadiname hiperaktyvacija, arba šio raumens koaktyvacija, arba dėl raumenų įtampos taškų, kai raumuo bando apsisaugoti nuo skausmo. Tai, ką mes vadiname trigeriniu tašku arba miofasciniu tašku. Problema yra tas, kad kai vienas ar daugiau raumenų pradeda kaupti įtampą, jie padidina spaudimą diskams, nervams, sąnariams, be to iškreipia stuburo ašį. Todėl mes matome tiek daug žmonių, kurie pradeda vaikščioti kreivai, vienas petys tampa aukštesnis už kitą, arba tempimai skiriasi iš vienos ir kitos pusės, kai jaučia skausmą. Dabar aš parodysiu tau labai paprastą būdą, kaip subalansuoti įtampas ir pašalinti šiuos trigerinius taškus, deaktyvuoti šiuos trigerinius taškus kaklo ir juosmens srityje. Taigi, pradedant nuo kaklo, mes atliksime savotišką miofascialinį atpalaidavimą. Mes dirbsime su raumenimis ir fascija tuo pačiu metu. Pradėkite laikydami odą už kaklo. Leiskite man šiek tiek nuleisti marškinių apykaklę, kad galėtumėte pamatyti, kaip tai daroma. Jūs laikysite taip, su pirštų pagalvėlėmis ir delno pagrindu. Ir delno pagrindu. Stenkitės paimti tik odą čia, už kaklo, kaip katė paima savo kačiukus, kad nuneštų iš vienos vietos į kitą. Laikykite čia tiek, kad neskaudėtų. Nenoriu, kad susižeistumėte. Šioje padėtyje jūs linkčiosite galvą taip, kad oda neišslystų iš jūsų rankų. Linkčiodami galvą iki tol, kol bus lengva ir patogu, 10 kartų stenkitės daryti neskubėdami, jausdami judesį, jausdami šį gilų masažą. Po to vis dar išlaikydami tą pačią poziciją, tu pasakysi, kad ne. Žiūrėk, leis man atsisukti nugarą į tave, kad matytum, jog oda neįslysta iš rankos. Ir kad aš darau judesį tiek, kiek galiu. Galėčiau ir daugiau, bet tada oda išslys. Taigi idėja yra ta, kad tai būtų labai malonu, kad raumuo galėtų atsipalaiduoti. Pasakę ne, 10 kartų suksime galvą ratu. 5 kartai į vieną pusę ir tada 5 kartai į kitą. Manęs jau klausė, reikia daryti su kita ranka? Nereikia. Pasirinkite vieną ranką arba tarp vienos ir kitos dalies. Taip pat galite sustoti pailsėti. Pasakykite taip 10 kartų. Pavargote, šiek tiek nuleiskite, atsipalaiduokite, kad galėtumėte tęsti vėliau. Arba netgi pakeiskite ranką. Norėdami sumažinti šią raumenų įtampą ir svarbiausia išjungti trigerinius taškus juosmens srityje, mes naudosime nykščio pagalvėlę šioje vietoje. Štai šalia stuburo. Jokių būdų neieškokite taško ant stuburo, ant kaulų, ant stuburo. Tai yra šone. Lėtai, ieškokite labai skaudaus, labai jautraus taško. Jei po pirštu jaučiate mazgelį, dar geriau. Radau čia jautresnį taškelį. Pirma dalis. Dėsite lengvą spaudimą. Nenoriu, kad spaudimas būtų toks stiprus, kad skaudėtų, bet tik tiek, kad jaustumėte, jog spaudžiate tą mazgelį, tą įtampą. Laikykite tą švelnų spaudimą ramiai. Tiesiog atsipalaiduokite 30 sekundžių.
Tada išlaikykite tą patį spaudimą, nespauskite stipriau, nespauskite giliau, tas pats spaudimas. Nuo pradžios iki pabaigos. Mes pradėsime daryti judesius. Atsisuksiu nugarą, taip jums bus geriau, išlaikykite tą pačią padėtį, tą patį spaudimą ir pradėkite judinti štai pirmyn ir atgal. Iki skausmo ribos, jos neperžengdami. Pamatysite, kad pradžioje galite judėti mažiau, pasiekus judesio vidurį jau pajusite, kad raumuo sustandėja. Jis stabdo judesį ir tada tiesiog grįžtate atgal. Ne, nereikia versti per jėgą, turime elgtis švelniai su savo kūnu. Pamažu pamatysite, kad galite. Leiskite man pasisukti į kitą pusę, kad matytumėte judesį. Štai, pamažu pamatysite, kad šis raumuo vis labiau atsipalaiduoja ir kad galite pasilenkti į priekį be skausmo ir kad jis nevaržytų judesio. Pirmoji dalis – lengvas spaudimas, 30 sekundžių. O antroji dalis – išlaikyti tą patį spaudimą ir judėti tol, kol pajusite laisvą judesį. Taip tapo dar geriau. Silpnas stuburas lieka be atramos, be stabilumo, jis tampa neapsaugotas. Puikus būdas pradėti stiprinti stuburą namuose yra šiame vaizdo įraše. Tiesiog spauskite čia ekrane. O tiems, kurie liko iki dabar, dovanoju visą šią pratimų seką, be jokių pertraukų, be jokių sustojimų, kad galėtumėte paleisti ir atlikti visą rutiną kartu su manimi. Tiek iš manęs, didelis apkabinimas ir iki kito karto.